Ji buvo pirmoji moteris profesionali bulių jodinėtoja, kuri varžėsi su vyrais. Pasaulyje, kuriame buvo reta net sutikti moteriai profesionaliame bulių jodinėjime, buvo negirdėta rasti tokią, kuri varžytųsi tame pačiame varžybų ture kaip ir vyrai. Kol atėjo diena, kai Polly Reich daugiau niekada neužlipo ant buliaus. Užlipti ant įsiutusio buliaus gali reikšti paskutinės tavo gyvenimo akimirkas. Vidutinis besispardantis bulius sveria apie 680 kg. Ir kiekvienas šis žvėris yra specialiai veisiamas vienam tikslui – kad šoktų, spiriotas ir pašėlusiai suktis. Štai kas daro bulių jodinėjimą vienu iš pavojingiausių sportų pasaulyje. Kiekvienas vyras ir moteris, kurie įžengia į areną su buliumi, žino, kad gali būti sutraiškyti akimirksniu ir būti sužaloti visam gyvenimui arba žiauriai nužudyti. Vos 8 sekundės ant laukinio žvėries gali atrodyti kaip niekis, bet kiekviena sekundė atrodo kaip amžinybė. Ir tai buvo amžinybė, kurią Polly Reich labai troško patirti. Kaip moteris vyriškame sporte. Jai buvo sakoma, kad jai ten ne vieta, bet Polly turėjo drąsos užlipti ant pačių aršiausių jaučių. Ji neleido jokiam vyrui nurodinėti, ką ji gali ar negali daryti. Ji patyrė daugybę sužeidimų per savo bulių jojimo karjerą ir kiekvieną kartą ji atsitiesdavo ir toliau darė tai, ką mylėjo. Ironiška incidentas, dėl kurio ji pasitraukė iš sporto, net nebuvo susijęs su buliumi. Žiūrėkite toliau, kad sužinotumėte, kaip jos karjera staiga baigėsi. Polly Reich dvasia galėtų būti palyginta su tais pačiais buliais, ant kurių ji jodinėjo. Aršiai, ryžtinga ir laukinė. Ta jos istorija. Remiantis sporto medicinos ataskaitose pateiktais tyrimais, net 100% bulių jodinėtojų yra patyrę traumų vienu ar kitu metu, iš kurių 26% buvo tokios rimtos, kad jodinėtojai negalėjo dirbti 3 mėnesius. Vien ši statistika pakankama, kad dauguma vyrų atsisakytų šio sporto, bet Polly tai priėmė kaip iššūkį, kurį žinojo galintį įveikti. V2. Tie, kurie pasveiksta nuo savo sužalojimų, dažniausiai visą gyvenimą kenčia nuo tokių problemų kaip degeneracinė sąnarių liga, sunkės arteritis ir lėtinė trauminė encefalopatija, degeneracinė liga, atsirandanti dėl pasikartojančių smegenų sukrėtimų. Tačiau ne kiekvienam bulių jodinėtojui taip pasiseka. Manoma, kad nuo 1989 metų rodeo varžybose žuvo 21 bulių jodinėtojas. Į galvą ateina tokie vardai kaip Lane Frostas. Jis buvo 1987 metų profesionalių rodeo kaubojų asociacijos čempionas ir buvo žinomas kaip bebaimės bulių jodinėtojas, charizmatiška asmenybė. Po sėkmingo 85 taškų jojimo, kai Frostas nulipo nuo buliaus, Brahmanų bulius, vardu Taking Care of Business, atsisuko ir smogė jam užpakalinę rago dalimi, sulaužė keletą šonkaulių ir mirtinai sužeidė Frostą. Jam buvo tik 25 metai, bet jis prisimenamas kaip vienas geriausių bulių jodinėtojų visų laikų. Visai neseniai, 2019 metais, Masonas Liu patyrė mirtiną nelaimę, būdamas tokio pat jauno amžiaus – 25 metai. Talentingo buliaus jodinėtojo Masono Liu gyvybę nusinešė bulius, kuris jį prispaudė, o vėliau jis mirė nuo didelės širdies pažaidos. Tokie legendiniai jodinėtojai, kaip šie savo gyvybės jėga, įrašė savo vardus į istorijos knygas. Tai kas valdė Polly Reich, 5 pėdų 7 colių ūgio moterį, sveriančią 120 svarų, lysti į rodeo pasaulį su šiais žvėrimis. Jos kelias jojant ant bulių prasidėjo, kai jai jau buvo 29 amžiuje, kai dauguma raitelių jau kabina savo kaubojiškas skrybėles ir čapsus ant vinies. Tai buvo 1992. Ir Polly net nebuvo pagalvojusi apie šį naują nuotykį savo gyvenime. Ji dirbo šunų kirpėja Ilinojuje ir augino savo 12-metę dukrą Rajaną. Ji ką tik buvo išsiskyrusi po 6 metų santykių. Jos draugai nusprendė išvesti ją iš namų ir nusivedė į pirmąjį jos rodeo. Iš pradžių ji nelabai domėjosi, bet tuo metu ji dar nežinojo. Po kelių metų ji taps profesionalia bulių jojikė. Kiekviena rungtis Polly nuobodino iki pat paskutinės. Vartai plačiai atsivėrė, kai stiprus raitelis ir jo įsiutęs bulius išlėkė į rodeo areną. Bulis spyrė, šokinėjo ir sukinėjosi, bandydamas numesti raitelį, taip mėtydamas jį pirmyn atgal. Minioje tvyrojo beveik apčiuopiama įtampa. Kiekvieną sekundę šūksniai darėsi vis garsesni ir aistringesni. Bet kai raitelis buvo smarkiai numestas nuo buliaus, minijos džiaugsmo šūksniai virto susirūpinusiais atodūsiais. Raitelis didvyriškai atsistojo ir nusivalė dulkes nuo savo odinių antkojų. Minija vėl ėmė garsiai džiūgauti. Kiekvienas raitelis, nesvarbu ar išsilaikė 8 sekundės ar 3, buvo gerbiamas už savo drąsą. Vien užlipti ant įsiutusio buliaus reikia drąsos. Įsivaizduokite, kad leidžiate jam siautėti, o pats bandote išsilaikyti tik viena ranka. Polly stebėjo šį reginį su nuostaba ir susižavėjimu.
susižavėjusi šokiu tarp buliaus ir raitelio. Šokiu, kuris galėjo būti ir pabaiga. Ji paliko rodeo, galvodama apie tai, apie ką labai mažai kas susimasto, žiūrėdami bulių jodinėjimą. Aš galėčiau tai padaryti. Ji norėjo gyventi visavertį gyvenimą ir imti jauti už ragų. Būdama 29. Dauguma žmonių atsisako ekstremalių dalykų, kuriuos darė jaunystėje. Polly. Ji tik pradėjo. Turime skirti akimirką pasigrožėti Polly drąsa. Ji ne tik užsiėmė ekstremalių sportų pagal visus standartus, bet ji taip pat buvo viena iš nedaugelio moterų pasiryžusių varžytis vyrų lygoje. Tai reiškia, kad ji turėjo būti pasiruošusi neigiamai reakcijai žmonių, turinčių senamadiškų pažiūrų apie tai, ką moterys turėtų veikti. Jis slėpė savo naujai atrastą aistrą nuo visų, įskaitant ir savo dukrą, ir pradėjo ieškoti mentoriaus. Čia jis susitiko su Larry'u Mosliu. Po 24 metų šiame sporte jis turėjo patirties mokyti Polly ir paversti ją bebaimę bulių jojike. B2. Kaip afroamerikietis vyras baltaodžių dominuojamame sporte, Larrys žinojo, ką reiškia būti tuo, kuris išsiskiria ir sulaukė kreivų žvilgsnių, nes seka savo aistrą. Jis buvo pasirengęs ją globoti, jei tik jie nešvaistys jo laiko. Kiekviena didi kelionė prasideda nuo vieno mažo žingsnio. Todėl Moslis pradėjo Polly's treniruotes su paprastu treniruočių buliu vardu Devil's Delight. Jis buvo sudarytas iš medinio statinės, improvizuotai pritvirtintos prie garažo durų spyruoklių. Treniruoklis buvo pakeltas 8 pėdų aukštyje, kad imituotų, iš kokio aukščio nukristum nuo buliaus nugaros. Moslis buvo sužavėtas, kad Polly apskritai sugebėjo išsilaikyti, todėl sutiko ją treniruoti. Polly sakė, kad naudotis aparatu buvo tarsi pereiti pragarą, bet tai buvo toks iššūkis, kad aš vis grįždavau 5 dienas per savaitę. Ši citata parodo Polly tikrąjį ryžtą ir užsispyrimą. Net kai situacija pasidarė sunki, ji vis tiek atkakliai siekė tikslo. 5 dienomis per savaitę Polly alino save varginančiomis 3 valandų treniruotėmis. Kai tik jie įvaldė velnio malonumo šokinėjimą ir siūbavimą, jie perėjo prie tikro siaubingo buliaus šokinėjimo ir siūbavimo. Moslis galėjo matyti jos talentą, todėl jis įkalbėjo Polly prisijungti prie tarptautinės profesionalios rodeo asociacijos ir varžytis su vyrais. Nebuvo jokių konkrečių taisyklių draudžiančių moterims dalyvauti rodeo varžybose. Todėl Polly užsiregistravo tapti pirmąją iš vos kelių moterų, kurios kada nors dalyvavo profesionaliuose vyrų bulių jodinėjimo varžybose. Moterų bulių jodinėjimo lygose moteris paprastai turi išsilaikyti ant buliaus 6 sekundes. Ir tai daroma ant ramesnio jaučio, o ne ant įsiutusio buliaus su blogu charakteriu. Su Polly's valia ir noru įrodyti save nebuvo jokios galimybės, kad ji tai priimtų, todėl ji pasirinko varžytis vyrų lygoje. Jos pirmasis profesionalus rodeo pasirodymas pagaliau įvyko vasario 17 dieną 1994 metais. Johnson City mieste, Tennessee. Tai buvo jaudinančios nuotykių pradžia, kuri paliko Polly su keliais lūžusiais kaulais ir sužeidimais. Visai prieš pirmąjį jojimą buvo girdėti, kaip Polly sako, turiu pradėti susikaupti. Jei to nepadarysi, padidini savo galimybės susižeisti. Siūbuodamas pirmyn ir atgal, kad imituotum bulių šokinėjimą ir siūbavimą, jos pirmasis jojimas truko 3 sekundės ir ji galiausiai gavo smūgį į žandikaulį nuo milžiniškos savo šokio partnerio kojos. Kad būtų aiškiau, buliejaus kanopa yra didesnė už išskėstos žmogaus plaštakos plotį. Gavus spyrį į veidą nuo tokio, daugelis žmonių iš karto mestų jodinėjimą ant bulių, bet ne Polly. Ji vis tiek norėjo vėl užlipti ant buliaus ir įveikti tas 8 sekundės. Ji užsirašė kas savaitę dalyvauti 3 tarptautinės profesionaliojo rodeo asociacijos rodeo. Ir tada ji pradėjo sulaukti dėmesio. Ji nelaimėdavo daug varžybų, bet jos atkaklumas ant buliaus pritraukdavo mines labiau nei bet kuris kitas jojikas. Ji ne tik pritraukdavo didžiulės mines, bet ir sulaukdavo rėmėjų bei žiniasklaidos dėmesio. Polly sakė, kad šis jos gyvenimo laikotarpis buvo tarsi nuolatinės atostogos su dukra. Rėmėjai apmokėdavo jos keliones iš vieno rodeo į kitą, stebindama mines savo tvirtų suėmimu ir gąsdindama jas savo baisiomis traumomis. Tačiau ne visas jai skirtas dėmesys buvo teigiamas. Ne visos jos traumos buvo padarytos pašėlusio gyvūno. Yra vyrų, kurių ego toks trapus, kad moteris, geriau jodinėjanti buliumi nei jie, kelia grėsmę jų tapatybei. Jie bandė patyčiomis išstumti Polly iš šio sporto. Varžydamasi ir ture, jos šuo, Sprocketas, buvo taikinys ir šokiruojančiai sunaikintas. Tada jie atlaisvino jos sunkvežimio variklio dančio varžtus, todėl važiuojant greitkeliu jis nuskriejo. Net ir tų ger nepakako. Vieną naktį ją užpuolė ir sumušė grupė nepažįstamų vyrų, vien dėl to, kad jie nenorėjo, jog moteris varžytųsi kartu su jais. Polly buvo pripratusi prie buliaus kanopų dundėjimo. Tai ką galėjo padaryti silpnų vyrų smūgiai? Jos ištvermė vertė ją judėti pirmyn, todėl jų bailios bauginimo taktikos neatgrasė jos nuo to, kam ji jautė aistrą.
Maždaug tuo metu viena iš Polės rėmėjų ją išsiuntė į naują bulių jojimo mokyklą. Jau varvavo rodeo legenda Leilas Sankis, kuris tapo artimų draugu ir svarbu mentoriumi Polei. Jis rekomendavo jai atsisakyti IRPA ir prisijungti prie prestižiškesnės profesionalios bulių jojimo asociacijos. Tai, ką ji rado, buvo visiškai kas kita nei IRPA. PBR bulių jojikai su ją elgėsi džentelmeniškai ir džiaugiasi matydami retą vaizdą. Susikaupusią moterį, varžančiasi su tais pačiais milžiniškais buliais, kaip ir jie. Kai kurie čia buvę jojikai tapo artimiausiais jos draugais. Tačiau tuo laikotarpiu ji taip pat patyrė dar daugiau siaubingų traumų. Polly ištvėrė daugybę lūžusių čiurnų, lūžusią riešą, įtrūkusią blauzdikauliai, išnarintą petį ir net lūžusį dubens kaulą. Visą tai dėl savo aistros. Jau nekalbant apie visus patempimus, sumušimus ir siūles. Viena iš jos rimčiausių traumų įvyko dukters 13-ojo gimtadienio dieną. Polly sugebėjo išsilaikyti ant jaučio. Tai reiškia, kad ji išsilaikė ant jaučio visas 8 sekundės. Nulipdama nuo jaučio. Polly buvo išsiblaškiusi ir nespėjo atsistumti nuo jaučio laiku. Jaris apsivertė ant pilvo ir nusileido ant gležno raitino. Ir tada atsistojęs sutrypė jos krūtinę. Po šio įvykio jai lūžo 5 šonkauliai ir buvo pradurtas plautis. Sužalojimai buvo tokie sunkus, kad jos širdis sustojo. Ir ją teko gaivinti defibriliatoriais. Polės dukra Ryan buvo jos asmeninė slaugytoja. Ji jau ir taip labai bijojo, kad jos motina gali būti rimtai sužeista arba nužudyta buliaus. Taigi, po šio nelaimingo atsitikimo, abi jos iš naujo apsvarstė Polės karjeros pasirinkimą. Polė pasakė, kai pamačiau Ryan ligoninėje. Paklausiau, ar ji nori, kad sustočiau. Ji nusprendė, kadangi tai buvo mano klaida, o ne kažkas nekontroliuojamo, kas sukėlė avariją, ji gali su tuo susitvarkyti. Kitame įvykyje, kuris buvo per daug intensyvus, kad būtų galima aprašyti, ji patyrė rimtą galvos odos sužalojimą, dėl kurio jai galvoje prireikė net 60 siūlių. Pats šokiruojančiausias dalykas yra tas, kad nė viena iš šių traumų nesustabdė jos karjeros. Tai įvyko ne rodeo varžybose. Tai įvyko Fort Collins, Colorado valstijoje. Polly važiavo dviračiu, kad apšiltų prieš kitą jojimo ant buliaus varžybas. Ta pačią dieną vyko futbolo rungtynės, todėl aplinkui tikrai buvo apsvaigusių studentų. Kai Polly važiavo dviračiu pro futbolo stadioną, prie jos dideliu greičiu artėjo sunkvežimis, kuriame važiavo studentai ir gėrė alų iš statinės. Laimiai, jie pralėkė pro šalį, bet juos vijęs policininkas motociklu buvo pernelyg susitelkęs juos vytis, kad pastebėtų pro šalį važiuojančią Polę dviračiu. Jo motociklas trenkėsi į Polę tiesiai iš priekio, dėl to jos petys buvo stipriai išnarintas. Iš visų sužeidimų, kuriuos Polė patyrė jojant ant bulių, Polly žinojo, kad šis sužeidimas perrintas, kad būtų galima saugiai sugrįžti. Tiesiog taip, Polės jojimo ant bulių karjera staiga nutrūko. Tai buvo taip staiga, kad rodeo rate pradėjo sklisti gandai ir daugelis bijojo, kad ji mirė. Vedama neblaistančio ryžto, Polė nuo tada norėjo vėl užsėsti ant buliaus. Tačiau jos dešinis petys yra per daug pažeistas, kad atlaikytų jojimo virvės tempimą, bet jis svarstė galimybę naudoti kairę ranką. Galbūt geriau, jei ji kol kas lieka ant žemės. Taigi, kodėl Polly rizikavo savo kūnu ir galbūt gyvybę kiekvieną kartą, kai lipdavo į bulių areną? Pasak Joss, jodinėjimas buliumis sukeldavo neprilygstamą adrenalino antplūdį, bet tuo viskas neapsiribojo. Polly nepatiko, kaip moteris varžovės buvo traktuojamos rodeo varžybose. Ir atrodo, kad ji norėjo įrodyti, jog moteris gali tai padaryti taip pat gerai. Ji tikrai pralaužė barjerus ir įrodė, kad moteris gali varžytis atšiauriame sporte, kuriame tradiciškai dominavo vyrai. Atrodo, kad ištvermingus žmonės dažnai užklumpa sunkumai. Prieš 2020-aisiais prasidėjusius COVID įvykius, Polly savo neišsenkančią energiją naudojo dirbdama 5 ne viso etato darbus. 4 iš jų buvo jos pačios sukurti. Deja, COVID visam pasauliui sukėlė daugybę problemų. Polly tai stipriai paveikė ir jie atsidūrė finansiniuose sunkumuose, kuriuos dar labiau pablogino Parkinsono liga. Liūdname Facebook įraše paskelbtame 2020 m. rugpjūčio 23 d. Deadshot Girls bendruomenė paskelbė GoFundMe puslapį, kad padėtų Polly atsistoti ant kojų. Tikimės, kad Polly Reich vėl kupina kovinės dvasios. Nesvarbu, kur ji dabar yra, Polly Reich paliko pėdsaką rodeo bendruomenėje. Jos palikimą tęsia moteris, kurios ir toliau jodinėja buliais PBR ir kitose rodeo asociacijose. Ji tikrai nutiesė kelią kitai moterų bulių jodinėtojų kartai ir už tą ji visada bus prisimenama kaip šio sporto pradininkė. Labai ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.